Šiandien esu viename iš savo parduodamų namų Vilniuje, kuris yra nutolęs nuo Vilniaus miesto centro vos 20 minučių. Namas yra A++ energetinės klasės ir iš tiesų yra taip įrengtas, kaip mano galva atrodytų, kad visiškai atitinka šiuolaikinio žmogaus poreikius. Tai yra 144 kvadratiniai metrai, kas atrodytų visiškai yra pati ta kvadratūra, įrengtas iki pat detalių, netgi ir su dekoro detalėmis, tad jokių papildomų investicijų čia įsikėlus gyventi tikrai nereikės. Dabar esu bendroje virtuvės ir svetainės erdvėje, kuri iš tiesų yra labai erdvi ir čia yra viskas, ko gali prireikti šioje bendroje erdvėje. Tai yra didžiulė sofa lova, staliukas, televizorius su kokybiška garso aparatūra ir čia yra virtuvės erdvė, tai yra erdvus valgomasis stalas su kėdėmis ir daug vietos pasidėjimui. Daiktams tą tikrai norėčiau pabrėžti, tad visiems mėgstantiems gaminti tikrai bus vietos pasidėjimui daiktams ir gaminimui. Ir kokybišką buitinę techniką. Galime pereiti ir prie kitų kambarių, ir prie kitų erdvių. Štai čia yra vonios kambarys su dušu, veidrodžiu. Ir toliau, iš eilės einant per kambarius, tai štai čia yra vaiko kambarys, kuris aišku galėtų būti pakeičiamas ir į dar vieną miegamąjį arba darbo kambarį visiškai pagal poreikius, nes erdvės tikrai šiame name yra užtektinai. Štai čia yra kol kas bent jau numatytas labai gražus darbo kambarys su stalu, kėde. Na ir galime pereiti ir prie miegamojo erdvės, kuri iš tiesų yra labai jauki, su akcentiniam detalėm. Viskas iki pat smulkmenų pagalvota taip, kad būtų tikrai patogu, nes iš karto yra šioje erdvėje ir vonios kambarys su vonia ir dušu, priklausomai nuo to, kas patinka. Ir štai čia yra erdvi drabužinė. Tad vietos čia tikrai pasidėjimui drabužiams, avaliniai tikrai bus daug. Na ir noriu pabrėžti, kad šis namas atrodytų iš išorės, kad jis nėra didelis, bet čia, kaip ir minėjau, yra 144 kvadratiniai metrai ir aukštos lubos. Net 3,5 metro lubų aukštis, tad aukštos lubos ir daug langų visada padidina erdvę iki maksimumo. Na ir pabaigai noriu jūs nustebinti ir jeigu galvojate, kad štai čia, ką parodžiau, šiame name yra viskas, tai jūs labai klystate, nes namo terasa yra iš tiesų įspūdinga. Šią terasą ir į kiemą galima patekti iš 3 kambarių, tai yra iš svetainės, iš vaiko kambario ir miegamojo. Tas iš tikrųjų yra labai patogu. Na ir sklypas pats, pati visa teritorija yra aptverta, todėl čia tikrai bus saugu, ramu ir privatu. Tad noriu pabrėžti dar vieną dalyką. Šis sklypas iš tiesų yra labai išpuoselėtas, bet papildomo laiko daug priežiūra nereikalaus, todėl kad žolės pjovimu rūpinasi robotas žoliapjovė.